Labą dieną. Labą dieną. Ir nenusilenkdami puolam sveikintam pabučiuoti. O, klausykit. Tai va čia va, gėlyčių gražaus jubiliejaus proga. Tai jums kiek? 17 plius? Taip atrodo, reiškia jo. Nedaug gerai. Tėvynės sąjunga iš tikrųjų kūrėsi perimdama sąjūdžio darbus ir sąjūdžio idėjas ir toliau jas tęsia įgyvendindama iš tikrųjų tai, su kuo Lietuva pradėjo šitą 25 metų kelią 90 metais. Tai prie daugelio tų darbų, ką pavyko pasiekti, Tėvynės sąjunga prisidėjo labai ryškiai, iš tikrųjų būdama ir idėjų generatorė, ir su tom idėjom susietų projektų įgyvendintoje, nepaisant to, ar būdavom valdžioje, ar būdavom opozicijoje. Kuo galim pasidžiaugti Lietuvoje 25 metai po nepriklausomybės, iš tikrųjų yra Tėvynės sąjungos didelis indėlis. Ta vizija yra lygiai ta pati, kokia buvo ir 90-aisiais metais, sąjūdžio metais. Tai yra pagrindinis mūsų tikslas ir toliau lieka tas pats. Sugrąžinti Lietuvą į ten, iš kur jinai buvo išplėšta, į tą vakarietišką, saugios, stabilios ir ekonomiškai ir socialiai užtikrinančios pakankamą gerovę valstybės raidą. Ir tą kelią mes dar nesam pilnai nuėję. Tai tuo reikia ir toliau labai nuosekliai rūpintis. Iš tikrųjų, lygiai taip pat rūpinantis, kad štai tokia Lietuvos raida ir tokia Lietuvos gerovė mums leistų džiaugtis tuo, kad Lietuva yra pats geriausias kraštas visiems lietuviams čia gyventi. Pralaimėjimą 2000 metais lėmė be abejo ta sudėtinga situacija, Lietuvos ekonominė, socialinė situacija, kurią sukūrė Rusijos ekonominė krizė 98 metų. Man tapus premjeru iš tikrųjų nebeliko jokių alternatyvų, tik tai imtis griežtų taupimo priemonių. Po 2000 metų tai ėmėmės iš tikrųjų esminio partijos atsinaujinimo. Tada man teko iš Vytauto Landsbergio perimti ir vadovavimą partijai, iš tikrųjų stiprinant partijos gretas, apjungiant daugelį kitų centro dešiniųjų partijų, labai stipriai atnaujinant ir partijos programas, partijos idėjas, partijos politinius projektus. Ir tai iš tikrųjų lėmė, kad 2008 metais mes laimėjome rinkimus. Na, tiesą sakant, niekada apie tai negalvojau. Ir manau, kad iš tikrųjų daugelį dalykų turbūt galima bus pamatyti ryškesniai istorijos šviesoje, tų darbų reikšmę, tada, kaip reikalauja istorijos dėsniai, kai bus prabėgęs tam tikras laiko tarpas. Aš kai žiūriu toliau į sekančius 25 metus, aš vėlgi galiu įvardinti 4 esminius dalykus, kuriais mano įsitikinimu Tėvynės sąjungai vėl reikės ypatingai rūpintis. Ir pirmą aš pavadinčiau labai paprastai, tai inovatyvios ir konkurencingos ekonomikos kūryba. Antrą punktą aš įvardinčiau vėlgi, tai europietiškos gerovės kūrimas visoje Lietuvoje, ne tik tai didžiausiuose miestuose. Trečias dalykas, kuo teks rūpintis, tai tuo, kad Lietuva nebūtų europietiško saugumo erdvės pakraštys. Ir ketvirtas dalykas, kurį pabrėžčiau, tai mūsų svarbiausių infrastruktūrų integracija su europinėm infrastruktūrom. Kitaip sakant, keliais, geležinkelio bėgiais, laidais, vamzdžiais, dujų vamzdžiais. Reikia kiek galima stipriau prisirišti prie Europos ir to siekiant ne tik tai dėl ekonominių tikslų, bet ir dėl geopolitinio saugumo tikslų. Esame stiprus tada, kai realizuojame švento rašto žodžius. Be tikėjimo nėra darbų, o be darbų nėra tikėjimo. Tai štai tą tikėjimo, savo tikėjimo ir darbų vienovę mes turime liudyti kasdieną.